Reporteris Skersas laidoje Ačiū Dievui atėjai. Ar panelė studija mane jau girdi? Girdi. Mano ausyje Skaivos lūpos. Skaiva atėjo čia papasakot man naujienų apie savo ten kažkokios paslaptis. Žodžiu, 3 paslaptis atskleistos jau yra, o 2 dar ne. Na, tai kokios tos 2? Vienos niekada gyvenime neatskleisiu, žinai, o tą vieną galiu dar kokią nors atskleisti, bet tai visi, jeigu galvoja, kad ne, tai taip. Tai iš tikrųjų. Aš sakiau, o jie kalba, kad čia netiesa, netiesa, vis dėlto jinai tai turi. Pasirodo, Skaiva iš tiesų turi meilužį. Čia reporteris Skersas, o šalia manęs rimtausios muzikos atlikėjas Maksimas Maksas Melmanas. Jis pažadėjęs man atskleisti didžiausią šių metų skandalą. Tas skandalas, joks ir skandalas, aš metu rūkyt. Tik dėl šitos naujienos Maksas sutiko dalyvauti laidoje Ačiū Dievui atėjai. Jis nori pranešti, rūkymas kenkia. Jau atsitiko bėda jų 3 draugiam. Liudai, Andželei Ir Taniai. Taniai. Kasgi buvo Taniai? Tania rūkė ir prisirūkė. Šiandieną Tanės tarp mūsų nebėra. Ji išvyko kur? Į Iraką. Dabar Tanė Irake, o Maksas nustoja rūkyti. Reporteris Skersas su gerbiamu politiku Stanislavu Buškevičiumi. Šiandieną gerbiamas politikas man pasakė į ausį tyliai labai, kad jis turi skandalingos, pikantiškos informacijos. Taigi, kokia ta informacija? Bet aš kelias pasakiau, ką jūs turėjote omenyje? Ta ten su to moterim. Ai, su ta moterim. Aš be tos moters gyventi negaliu, aš ją sapnuoju, aš ją myliu. Aš taip gyventi negaliu ir taip ją myliu, kad noriu greičiau nuo jos pabėgti. Dėl to 3 spenelio? Ne, dėl jos nepaprastai gero charakterio, tokio gero, kad aš galvoju išskristi į kosmosą. Я видел тебя далеко-далеко, и так хотел увидеть еще далекие времена. Matau moteris, kurios gali būti susijusios su Stanislavu Buškevičiumi. Kuri iš jūsų labiausiai susijusi su Stanislavu Buškevičiumi? Kuri? Jūs greičiausiai ir būsite toje, apie kurią jis kalbėjo. Tai kada jūdu susipažinote, kada įvyko tas dalykas, apie ką kalbėjo Stanislavas? Nebeatsimenu, žinokit. Praėjusią vasarą jau vyko viskas. Taip, gaila, bet taip. Ar jums neskaudu dėl to, kaip Stanislavas elgėsi šiom dienom? Truputėlį skaudu. Jo. Kame skaudžiausia? Skaudžiausia, kad jis pamiršo, kas vyko viskas. Taigi, pamiršta meilė, pamirštas 3 spenelis, Stanislavui Buškevičiui inkriminuojama padėtis. Aš, reporteris Skersas, bandysiu išsiaiškinti, kas yra kas. Tai viskas, ką šiandien norėjau parodyti. Čia reporteris Skersas, ten panelė studija. Ačiū